Šiame reportaže aptarsime uždaro tipo tvoras. Uždaro profilio tvoros tinka tais atvejais, kai namas yra šalia judrios gatvės. Tokiu būdu yra sumažinamas triukšmas ir dulkių patekimas į teritoriją. Kitas labai svarbus dalykas pasirenkant uždaras tvoras yra privatumo jausmas. Ieškantiems natūralumo galime pasiūlyti termiškai apdorotos medienos tvoras. Daugeliui mūsų klientų kyla klausimas, kuo skiriasi termiškas medienos apdirbimas nuo visų kitų metodų. Pirmiausia, termiškai apdorojant mediena yra kaitinama aukštoje temperatūroje ir taip negrįžtamai pakeičiamos jos savybės. Mediena tampa daug patvaresnė, pagerėja jos matmenų stabilumas, išgaruoja visa esanti drėgmė ir sakai ir, žinoma, pagerėja medienos ilgamžiškumas. Galima pasiūlyti keletą tvoros variantų. Pirmiausia, lentutės gali būti išdėstytos tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Jei pasirinkote viengubą uždengimo tvorą, tuomet tarp lentučių bus paliekami 2–4 cm tarpeliai. Uždaresnio tipo būtų dvigubo uždengimo tvora. Tuomet tarpeliai tarp lentučių būtų didinami, bet lentos būtų dedamos ir iš vidinės pusės, kitaip vadinama šachmatų tvarka. Ieškantiems didesnio išskirtinumo galime pasiūlyti ir žaliuzių tipo tvoras. Šiuo atveju lentutės būtų išdėstomos tokiu būdu, kad iš kiemo jūs galėtumėt matyti, kas darosi gatvėje, bet iš išorės tvora būtų visiškai uždara. Visos tvoros gamyboje naudojamos metalinės dalys yra tik karštai cinkuojamos ir dažomos milteliniu būdu. Kitas pasirinkimas būtų alucink dailylenčių tvora. Trumpai tariant, šios metalinės dailylentės vietoj standartinio cinkavimo yra dengiamos alucink lydiniu. Alucink lydinys tai 55% aliuminio, 43% cinko ir silicio priemaišos. Dėl šios unikalios lydinio sudėties itin pagerėja lentučių antikorozinės savybės ir jų ilgamžiškumas. Visi tvoros segmentai yra surenkami tik gamykliškai ir tik pilnai surinktas segmentas yra dažomas milteliniu būdu. Jeigu dar svarstote, ką pasirinkti termiškai apdorotas medienos tvoras ar alucink dailylenčių tvorą, visada pasiūlysime rinktis alucink dailylenčių tvorą. Svarbiausias niuansas, dėl ko siūlome būtent šią tvorą, yra tai, kad geras estetinis tvoros vaizdas išliks daug ilgesnį laiką ir iš jūsų nepareikalaus jokių eksploatacinių išlaidų, kaip medienos perdažymas. Žinoma, mūsų siūloma termiškai apdorota mediena yra tikrai aukštos kokybės, bet tai vis tiek organinis gaminys ir jis turi savo gyvavimo ciklą. Alucink dailylenčių tvorų modeliai yra identiški termiškai apdorotų lentų modeliam. Taip pat papildomai galėsite pasirinkti ir viengubą nestandartinį modelį, tokiu atveju tarpai tarp lentučių būtų mažinami net iki 5 mm. Mūsų siūlomas žaliuzių tipo alucink modelis yra unikalus rinkoje. Dauguma analogų yra dažomi tik iš vienos pusės ir gaminami iš paprastos stogo skardos, kuri tiesiog nėra pritaikyta intensyviam naudojimui agresyvioje aplinkoje. Tai yra druskos, smėlis, mechaniniai poveikiai ir panašus veiksniai. Taip pat mūsų siūlomas alucink žaliuzių tipo modelis yra gaminamas tik su papildomu standumo rėmu, kurio dažniausiai neturi analogai. Dailylentės išdėstomos taip, kad iš kiemo pusės jūs galėtumėt matyti, kas darosi gatvėje, bet ne atvirkščiai. Kitas mūsų siūlomas tvoros modelis būtų horizontalių metalinių profilių tvora. Šios tvoros gamyboje yra naudojami tik tais karštai cinkuoti elementai, kurie po pilno segmento surinkimo dažomi milteliniu būdu. Tarpeliai tarp lentučių yra paliekami apie 2 cm. Vienas svarbiausių šios tvoros privalumų yra tai, kad tiek iš kiemo, tiek iš gatvės tvoros vaizdas yra visiškai identiškas. Šiam modeliui galėsite pasirinkti iš labai plačios spalvų gamos, o ieškantiems didesnio išskirtinumo galime pasiūlyti ir tvorą su medienos imitacija. Taip pat galime pasiūlyti ir plastikinės tvoras su medienos imitacija. Svarbiausias jų privalumas yra tai, kad jos nereikalauja visiškai jokių eksploatacinių išlaidų. Plastikinės dailylentės yra gaminamos iš aukštos kokybės plastiko, dėl to jos nekeičia savo savybių keičiantis oro sąlygomis. O padengimas yra atsparus ultravioletiniams spinduliams, todėl spalva išliks nepakitusi ilgus metus. Jūs gaunate jau pilnai surinktus tvoros segmentus, todėl jų montavimas yra labai paprastas. Priklausomai nuo pasirinkto tvoros modelio naudojami arba specialūs kampiniai arba įdėtiniai tvirtinimo elementai. Su jais pakanka tik prisukti tvoros segmentus prie stulpų ir visas montavimas baigtas. Stulpus galite naudoti tiek metalinius, tiek betoninius. Taip pat galime pasiūlyti ir surenkamo pamato sistemą tvoroms. Ši sistema yra daug pranašesnė nei dažnai naudojami vejos bortai, nes pamatas yra surišamas su tvoros stulpais. Galėsite pasirinkti iš įvairių aukščių betoninių elementų. Taip pat galime pasiūlyti ir nutinkuotą pamatą iš XPS ekstrudinio poliesterio. Toliau žiūrėkite kitus mūsų tvoros gido reportažus, kuriuose daugiau sužinosite apie mūsų siūlomų produktų savybės.